Ką reiškia raganuga bakti? Raganuga bakti. Kartais žmonės klausia, kartais būna sutrikę. Reiškia, kartais kai kurių bakti atstovų, reiškia, mokyklos kai kurios, jos kritikuoja. Jos galbūt prieštarauja vieniems ar kitiems dalykams. Iš tikrųjų, tai yra mokyklos skirtingos. Yra Vaidi bakti, yra raganuga bakti. Vaidi bakti tai yra reguliuojama atsidavimo tarnystė Dievui. Ir tai yra pati pradžia. Jie gali būti miksas, reiškia, reguliuojama bakti tarnystė, bet gali būti tame ir karmos įvairiausių ritualų, gali būti varnos ašramos, varnašramo dharmos įvairiausios, ten kaip suderinti savo materialų gyvenimą ir dvasinį gyvenimą kartu. Reiškia, kažkiek tai vyksta karmos, kažkiek tai gjanos, kažkiek tai bakti. Tai yra tam tikras miksas ir aišku yra tikslas galiausiai Vaidi bakti išsigryninti iki tokio lygio, kad šita bakti taptų koncentruota ir tyra. Taip grubiai, ar ne? Raganuga bakti, pati raganuga bakti, tai yra aukštas lygis iš tikrųjų. Raganuga bakti, jeigu taip paėmus tyrai šitą frazę, raganuga bakti, tai reiškia raga, spontaniška atsidavimo tarnystė Dievui. Tai kada žmogus laikydamasis reguliuojamų principų ir taisyklių pasiekia tokį lygmenį, tiek apsivalo jo širdis, jisai pasiekia faktiškai rūčiai, galima sakyti tokį skonį, bet ne tik rūčiai. Čia nėra vien tais rūčiai reiškia lygio pasiekimas, bet turi būti pasiekęs rūčiai tam tikroj nuotaikoj, tam tikroj bhavai. Bhava jinai, tai yra reiškia tam tikra nuotaika, vražia bhavos nuotaika, pavyzdžiui. Tada tai gali būti toksai labai gilu, tai gali būti gilu, reiškia, bet jeigu tik tai praktikuot, kartuojant mantrą, nevystant jokios vidinės bhavos, vidinės nuotaikos, pavyzdžiui, nuotaika gali būti mandžari bhava, gali būti sakhya bhava, gali būti gopi bhava. Jeigu nevystant jokios nuotaikos, pavyzdžiui, ką reiškia nuotaika? Tai reiškia, mano noras kažkokia turėti atitinkamą dvasinę padėtį. Gali būti mano toks noras turėti atitinkamą dvasinę padėtį. Ir, pavyzdžiui, kažkas nori tapti, aš noriu tapti dvasiniam pasauliu, aš noriu būti Krišnos draugas. Jisai gali siekti, reiškia, tokios reiškia, rasos, tokios nuotaikos. O kažkas gali pagalvoti, aš noriu santykio su Krišna, noriu būti gobė, pavyzdžiui. Tai yra Vrajadhamos nuotaika, dabar kalbu, ar ne, su Krišna. Kažkas gali galvoti, aš noriu su Radharani nuotaikos, Radha bhava, tai Manjari bhava. Tai Manjari bhava šiai Kalijugai yra pats, tai yra iš tikrųjų paslaptinga tokia rasa, reiškia, būtent tai yra Manjari bhava, tai yra Radharanės draugės, artimos ir jos tiek myli Radharanę, kad jos nori kažką dėl jos padaryti gero, visą laiką nori kažką pasitarnauti, visą laiką nori kažką dėl jos padaryti. Tai yra tokios tuo pat metu kaip ir draugės Radharanė ir gaunasi kaip ir tarnaitės savaime, nes jos nori padaryti dėl jos kažką gero. Bet jos yra labai artimos draugės Radharanė iš tikrųjų, labai artimos draugės. Taigi tokia Satki, būtent šitą bhavą buvo dovanota būtent Čaitanijos Mahaprabhu ir visi mūsų Gosvamiai, kurie buvo atėję, mes kieno mokymų sekam, Rupa Gosvamiai, Rupanugos, visos knygos žinios, kurios yra dabar paliktos šią akimirkai, tai mes rasim visi Gosvamiai, jie faktiškai buvo mandžarės. Dėl to jos spinduliuoja šitą bhavą, šitą nuotaiką, mandžari nuotaiką. Tai yra lengviausia Kalijugai ir tai yra malonė didžiulė gauti šitą bhavą, būtent šitą nuotaiką. Net ne Krišnos, o Radharani, reiškia draugė, ar ne? Tai yra tokia labai ypatinga bhava, kuri yra paslėpta kitose amžiuose, kitose jugose ir dažniau būna santykis praktikuojamas su Krišna. Čia kalbu apie Vrajadhamą. Vrajadhama tai yra pati aukščiausia dvasinė planeta, vadinasi Goloka Vrindavana, kur būtent Radharani su Krišna mėgausi savo meilės žaidimais. Ar ne? Tai yra pati aukščiausia planeta, Vrajadhama. Ir apie ją reiškia pakliūti. Yra reiškia Vaikunthos dar taip pat dvasinės planetos tam tikros, kur Narayana, Keturankis. Kaip sakant, ten jie daugiau nori mėgautis, reiškia. Jie nori mėgautis gyvenimu, grožiu, turtais. Yra truputėlį Aišvarja rasa, tai vadinasi Aišvarja. Jis, pažiūrėjau, siela, aš nebenoriu čia kentėti.
aš noriu pas Dievą. Ir jisai, tai pats artimiausias toksai, reiškia, kai žmogus turi tas pradinės dvasinės žinias, jis galvoja, aš eisiu į Vaikuntas, reiškia, pas Narayaną, į Vaikuntas, ar ne, garbina Narayaną ir tokiu būdu, reiškia, pakliūna į Vaikuntas, tai yra Aišvarja, tai yra, jisai išsivadavo iš materialių kančių, tada pakliūna į dvasinį pasaulį, į Vaikuntas. Vaikuntas tai yra tokios pačios pradinės dvasinės planetos, jos aukštėja ir pati aukščiausia viršūnė, tai yra Vrajadhama, tai yra Goloka Vrindavana, tai kur Radharani su Krišna reiškia savo transcendentinius žaidimus. Bet tai yra labai labai aukštas lygis, tai yra pats aukščiausias, kas tik įmanoma, pakliūt pas Radharani, pas Krišną, nėra nieko aukščiau. O truputėlį žemesnės yra dvasios planetos, tai yra Vaikuntas. Bet Vaikuntose yra vyruojanti kitokia rasa, reiškia dažniausiai tai yra Aišvarja, norimas tenkintis, mėgautis, bet būtent Goloka Vrindavanai su pačiu Krišna galima turėti įvairius santykius, galima turėti draugystės, galima turėti tėvystės, galima turėti gopės su pačiu Krišna, o dar aukščiau tai yra Radharani, reiškia santykis su Radharani, su pačia meilės įsikūnimu. Taip pats Krišna trokšta visą laiką būti su Radharani, susitikti su Radharani, jisai galvoja apie ją, pats aukščiausias Dievo asmuo, reiškia Bhagavanas, ar ne, kuris viską sukūrė, visoko priežastis, jisai nori būti su Radharani. Tai ir jisai ne visą laiką gali būti su Radharani, o Mandžarės jos visą laiką būna su Radharani, šalia jos, šalia būtent tos premos, reiškia, premos įsikūnijimo. Tai yra labai saldu iš tikrųjų, tai labai saldi rasa. Taigi rūčiai yra lygis, ar ne, dvasinis lygis rūčiai. Ir jeigu žmogus pasiekia rūčiai šitą skonį, be nuotaikos, ar ne, tam tikros vidinės dvasinės, bet būtent be tokio tikslo, ar ne, tai jisai greičiausiai tokia pasiekia Aišvarjos rasos nuotaiką ir jisai besimėgaujantis vis tiek nori galų gale įsivaduoti iš materialių kančių ir nori mėgautis savo, tarkim, šiuo atveju jisai galbūt mėgaujasi Vaikuntos planetos santykė su Narayana arba su Krišnos forma, kuris yra, reiškia, kuris primins šiek tiek Narayaną, ar ne? Taigi, yra toksai dalykas, kaip rūčiai, bet tai yra labai aukštas lygis. Pradėjau kalbėti apie Raganuga Bhakti. Kas yra Raganuga Bhakti? Tai Raganuga Bhakti, kai yra pasiekiamas rūčiai lygmuo ir spontaniškai, tada jau spontaniškai atsidavęs jis galvoja apie Dievą, spontaniškai kartuoja mantrą, jis jaučia didžiulį malonumą. Spontaniškumas atsiranda iš didžiulio malonumo, nes rūčiai reiškia skonis. Jisai pradeda jausti didžiulį malonumą, kai kartuoja mantrą, jis jaučia didžiulį skonį, jis galvoja apie dvasius dalykus, praktikas atlieka dvasinės, jisai jaučia didžiulį skonį. Šitam lygmenį jam net nereikia atlikti praktikų, tai savaime jo protas veržiasi į, reiškia, pas Dievą. Ir pas vienas įdada baba, atėjo atsidavęs ir sako, aš negaliu, mano protas, aš negaliu atlikti kitokių veiksmų, mano sadhana, jinai visiškai subirėjo, aš negaliu. Mano protas automatiškai, jisai galvoja apie Krišną, automatiškai galvoja apie Radharani, tiek lilosis paskendęs, kad aš negaliu atlikti netgi savo įprastos sadhanos, kartais aš maudusi, kartais ne, man yra labai sunku atlikti, nes mano protas visą laiką nori būti su Krišna. Ir mokytojas pasakė tada, tu jau, reiškia, pasiekė rūčių skonį, tai yra viskas gerai. Reiškia, tai yra savaiminis procesas dabar toliau įsijungia. Tau nereikia dėl to pergyventi. Reiškia, tu nieko nepraradai, tu tik tai pasiekė rūčiai. Reiškia, savaiminė atsidavimo tarnystė. Tai ta savaiminė, tai gaunasi Raganuga Bhakti savaiminė. Ir dabar, kodėl aš pasakoju apie tas nuotaikas, tai faktiškai yra skirtingas dalykas tarp nuotaikų. Kažkas gali tiesiog praktikuoti, ar ne, šitą bhakti jogos procesą, kartot mantras, skaityti truputėlį knygas, ar ne, ir greičiausiai jo nuotaika yra Aišvarja ir jisai pasieks Vaikuntos planetas tam tikras, ar ne, ir aišku, jisai galvoja apie Dievą spontaniškai, bet be tam tikros vidinės nuotaikos, galbūt, ar ne, be vidinės nuotaikos. Specifinės vidinės nuotaikos, jis galvoja, ką man Krišna duos, kokią nuotaiką, tokia ir bus, viskas tai bus gerai man. O kitas bhaktas, jisai galvoja, kad aš noriu tapti Radharanės drauge, ar ne? Tai yra labai tikslingai, jisai siekia to. Arba jis galvoja, aš noriu tapti gopę, Krišnos numylėtinę. Arba noriu, kad, draugas būtų Krišnos, ar ne? Noriu būti piemenukas koks nors, ar ne? Krišnos artimas draugas. Ir tokiu būdu tada jisai
Reiškia, tai yra du skirtingi dalykai. Vienu atveju jisai praktikuoja bhakti jogą su tam tikra nuotaika, tai jisai seka, pavyzdžiui, Vražabasių pėdomis, tai yra Vražabasių gyventojų Vrindavano pėdomis. Ir tokiu būdu, ką reiškia Vrindavano gyventojų pėdomis? Tai reiškia, jis išsirenka, atsidavus, jis yra gopės, ar ne? Jeigu jis nori įsivystyt gopės santykį rasą, ar ne? Goloka Vrindavanai su Krišnai, jis seka gopių pėdomis, gopių ir gopės, tai yra atsidavusios Krišnai ir jos yra merginos tokios, labai ypatingos, visiškai savo širdį atidavusios Krišnai ir jos neturi nei lašo geismo, jos turi visišką premą, visišką meilę ir jos nori tik patenkinti Krišną, jų toksai noras yra, reiškia, galbūt jos nori apkabinti jį, bet jos nori jį patenkinti tokiu būdu, reiškia, apkabindamos jį. Jų tikslas yra patenkinti jį, suteikti jam malonumų ir džiaugsmo. Tai yra gopės, tai yra draugai Krišnos, aš noriu būti draugas, kažkas gali, tai yra sakhi su Krišna. Būtent tada jisai turi sekti, jeigu jis nori įsiugdyti draugo santykį, tai sekti Vražabasiais pėdomis, tai reiškia pėmenukus medituoti. Jeigu jisai nori įsiugdyti gopės kūnais, tai seka gopių pėdomis, bet jeigu jis nori įsiugdyti mandžarį bhavą, tai jisai seka mandžarį pėdomis. Būtent šitą bhavą, jinai pati aukščiausia bhava ir jinai buvo atskleista būtent Čaitanijos Mahaprabhu šitoj Kali-jugai. Tai yra ypatinga malonė. Pačios Radharani, Čaitanio Mahaprabhu, būtent tapti Radharanės labai artimom draugėm. Tai yra tokios mažos mergaitės, kurios dar neturi nei geismo, jos neturi geismo, jos nenori mėgautis, jos nori tik tais suteikti malonumo Radharani ir Krišnai. Ir jų tikslas toksai, kad Radharani ir Krišna jie būtų kartu ir mėgautisi. Ir jas puošia Radharani, jos lydi Radharani susitikimus, jos būna pačiuose intimiausiuose Radharani Krišnos lilose žaidimuose, jos dalyvauja. Jos būna šalia visą laiką, nes jos nenori tenkintis, jos neturi kamos, jos neturi geismo visiškai tenkintis. Jos turi tik tai norą patenkinti Radharani, yra pirmoje vietoje, bet tuo pat metu antroje vietoje Krišna. Ir trečioje vietoje kartu jos Radharani ir Krišna. Jų yra toks tyras noras, troškimas šitų mandžerį. Jis nori patenkinti Radharani ir Krišna tyrai, be jokio, kaip sakyt, be visiškai net nei lašo neturi noro troškimo tenkinti savo. Dėl to šita bhava jinai yra tokia net nepavojinga, ar netrokšti šitokioje nuotaikoje gyventi yra nepavojinga. Tai yra labai paprasta. Jeigu mes sąlygotos sieloše turim geismus, turim įvairiausias tokias norus tenkintis materialiai, tai reiškia, jeigu mes medituojame šitą bhavą, į mandžerį bhavą, tenais nėra geismo, ten nėra noro tenkintis, ten yra tiesiog tyra meilė. Tai yra labai, labai lengva medituoti šitą bhavą. Taigi, jeigu žmogus jisai nori pakliūti į Goloką Vrindavaną, jis turi pasirinkti bhavą ir turi sekti pėdomis, reiškia, šitų Vražabasi gyventojų, šitą nuotaiką įsiugdyti. Tai yra nuotaika, bhava tai yra tam tikros emocijos, jausmai ir nuotaika. Jisai turi išsiugdyti šitą nuotaiką. Jeigu jis nori, kaip ir sakiau, tapti mandžarį, tai jisai turi sekti mandžarį pėdomis, išsiugdyti jų nuotaiką, jų dvasią. Įsiugdyti. Ir mes turim labai labai daug knygų mandžarį. Iš dvasinio pasaulio tai Rūpa Gosamis, tai yra, reiškia, mandžarį. Sanatana Gosamis, mandžarį. Yra Krišnadas Kaviradžia Gosamis, mandžaris. Dživa Gosamis, mandžaris. Pundarika Vidinidiki, mandžaris, reiškia. Labai daug mandžarį buvo. Atėjo ir paliko knygas, paliko tą nuotaiką, rasą, tą visą skonį, tai dėl to yra labai lengva medituoti į šitą bhavą ir yra labai lengva išsiugdyti tą nuotaiką, nes jie buvo, galima sekti jų išoriškai, ar ne, jų gyvenimų pėdomis. Ir viduje jie paliko labai daug knygų, paliko šventraščius, granthas ir mes, jeigu juos seksim, galime įsiugdyti nesunkiai šitą bhavą, bet jeigu mes norėsim kokią Radha bhavą, tai bus, ta prasme, ne Radha bhava, tai yra Radha bhava, bet man kokią nors gopi bhavą, ar ne, su Krišna, tai bus sudėtinga truputėlį, bus sudėtinga pakankamai. Ir žinoma, yra dvasiniai mokytojai, dvasinis mokytojas taip pat jūsų turėtų būti toje bhavoje, jeigu jūsų dvasinis mokytojas yra mandžarį, tarkim, ar ne, tai jūs jo klausysit. Jeigu klausysit savo dvasinio mokytojo, seksit jo taip pat nurodymais, jo pėdomis, taip sakykim, ar ne, ypatingai jo nuotaika vidinė
Ir jeigu jis yra, pavyzdžiui, mandžari, tai tokiu būdu jūs labai greitai pasieksite tą sąmonę ir įsiugdysit. Tai čia yra labai tikslinis toks ėjimas link Dievo, labai tikslingai, ne šiaip naura, kad galbūt kažkur kažkada aš kažką tai gausiu, kažką tai pasieksiu ir dabar kartoju aš mantrą ir vat kažkas bus, mano ateis dvasinis kūnas. Tai jis ateis, reiškia, jeigu mes neturėsim nuotaikos jokios, jis tiesiog gausim vaikūnkose dvasinę padėtį ir aišvarją mėgautis, tai taip. Bet galima išsiugdyti, galima nusistatyti, aš noriu to ir to, tada mes pasirenkam atitinkamą dvasinį mokytoją, kuris turi tą rasą, tą nuotaiką ir mes ją išsiugdysim. Aišku, to klausimu dažnai kyla toks prieštaravimas, sako, siela jau turi savo dvasinę padėtį, dvasinę pasaulį. Ir tiesiog mes praktikuosim ir ta dvasinė padėtis, mums atsiskleis. Iš tikrųjų, tai nėra teisinga informacija. Tai yra tokia paprasta informacija, paprastiems pradedantiems atsidavusiems, kad jiems, reiškia, galvos nesimakaluotų, nesimaišytų, ar ne, jiems būtų lengva praktikuoti. Tai yra, reiškia, toks supratimas yra duodamas ir tai viskas yra gerai. Tas supratimas jis yra kaip ir geras, eiti keliu. Kai žmogus gilina savo žinias, jis turėtų pasigilinti truputėlį, paskaityti knygas. Dživos Gosvamio, reiškia, knygas gali paskaityti. Labai daug yra knygų, reiškia, Sanatana Gosvami knygos. Yra labai daug gilių šventraščių, kur jisai gali įsigilinti ir sužino daugiau dalykų, reiškia. Tai vat yra pradinės žinios ir yra tokios po to gilesnės žinios. Tos pradinės žinios, jos nėra klaidingos, jos yra teisingos, bet jas galima gilinti. Bhakti jogos procesą galima savo pagilinti. Tai va. Ir siela, jinai savo prigimtim, jinai yra tyra, kaip deimantas, kaip spindintis deimantas, jinai tokia tyra, kupina palaimo žinomom žinybės, yra tyras toksai individualus atomas ir jisai neturi nuotaikos, bhavos neturi, tai yra tyras. Ta nuotaika bhava įdeda jam dvasinis mokytojas įdeda jo širdį, bet kuriuo atveju, tai arba Krišna palaimina, bet čia sudėtinga, kad Krišna palaimintų, kad jį pamatytumėm. Dažniausiai per sangam, per bendravimą, reiškia, per bendravimą mes galim įsiugdyti vieną ar kitą nuotaiką. Ir antras dalykas, kai mes priimam dvasinį mokytoją, jeigu yra teisingas, kvalifikuotas dvasinis mokytojas, kuris jau pasiekė prėmą, tai premika bhakta, ar ne? Jisai į mūsų širdį įdeda šitą bhavą. Jeigu mes ateisim pas mokytoją, kuris yra mandžari, tai jisai įdės į mūsų širdį būtent bidžą sėklą mandžari bhavos, mandžari. Ir tada mandžari bhavos, būtent šitą dvasinį kūną, įdės į mūsų širdį ir tada visas duos žinias, nuotaiką, knygos ir visas mokymas. Jeigu seksim šitą mokytojo pėdomis, mes automatiškai išsiugdysim šitą mandžari bhavą ir atsiskleisim ir mūsų dvasinis kūnas, tada jisai atsiskleis, mandžari kūnas atsiskleis. Kartais kažkas tai duoda pavyzdį, kažkur tai, Gopakumaras, jisai kartoja mantrą, ir jisai ėjo, ir jisai sugrįžo savo natūralią padėtį, reiškia, dvasinę padėtį, ir Krišna jį pasitiko, ir galvoja, kur tu buvai? Viskas yra gražu, viskas yra labai gerai. Bet jeigu mes paklausysim šitą pasakojimą, reiškia, iš gilių ačarių, ar ne, iš premiko, ar ne, mes pamatysim, kaip viskas vyksta. Iš tikrųjų, tai dvasinis jo mokytas jam įdėjo į širdį būtent Sakhya bhavą, būtent tą rasą, tą nuotaiką, su Krišnos draugo nuotaiką bhavą įdėjo į jo širdį, jo dvasinis mokytas. Dėl to, kadangi mokytas įdėjo į jo širdį šitą dvasinį jo kūną, ir jam davė šitą mantrą, kai jis ją kartojo, būtent jisai sugrįžo jisai daėjo iki Krišnos, būtent iki to lygmens, iki tos padėties, kurie jam suteikė, kurie jam dovanojo dvasinis mokytas. Būtent dvasinis mokytas jam įdėjo į širdį būtent draugystės santykį su Krišna ir piemenuko kūną. Tai Sarupa vardą davė jam. Tai dvasinis mokytas įdėjo jo vardą Sarupa, įdėjo, reiškia, šitą bhavą, šitą nuotaiką, reiškia, davė mantrą ir jis kartojo ir jisai tada automatiškai ir jisai sugrįžo pas Krišną. Reiškia, ir jisai pasiekė, atskleidė pilnai šitą savo dvasinį kūną, kurį jam dvasinis mokytas įdėjo ir jisai jautėsi visiškai patenkintas, palaimingas šitoje savo padėtyje. Taigi, tai dėl to, reiškia, pirminiai savo būsnai mes esam kaip tokie spindintis deimantai, kupini palaimo žinojimo amžinybės, tai mūsų siela ir kurią galim pasiekti išsivadavimą, reiškia, visiškai, ar ne, kaip
grinu sielos pavidalu ir galima jausti palaimą žinojimą amžinybę. Viskas gerai, bet mes galim taip pat sutikti dvasinį mokytoją, labai tikslingai išmokti šitą procesą. Bhakti procesas kelias yra labai ypatingas, tai yra labai daug žinių suteikiantis, daug yra galimybių ir mes galim tapti įsimokslinę ir tokiu būdu mes turėdami šitą žinojimą mes galim kreiptis į tikslingai į dvasinį mokytoją, tam tikros rasos mokytoją, ar ne, o mes norim tapti mandžari. Gerai, aš ieškau, reiškias, mandžari, reiškias, ieškau mandžari guru. Tada, reiškia, prašau jo malonės ir jeigu jisai mums duoda malonę, tai aš turiu suprasti, kad jisai man duos mandžari bhavą. Tada įsideda į širdį mums sidadeha, tai yra sidadeha, dvasinis kūnas, įsideda į mūsų širdį šitą mandžari bhavos nuotaiką, tada duoda praktiką visą ir tada toliau mes praktikuojam. Ir mūsų tas dvasinis kūnas, sidadeha, reiškia, būtent šitą mandžari bhavą, jinai pradeda atsiskleisti. Va tuo skiriasi mokyklos, Vaidhi Bhakti tai yra pradžia, ar ne, tai yra tam tikros, tai yra teisingos žinios, tai yra teisinga mokykla ir viskas yra gerai, tai yra pati pradžia ir visos žinios, visa praktika yra labai nuostabi. Bet jeigu bhaktas jisai tęsia šitą praktiką, gilina, jisai toliau turi galimybę, reiškia, turi daugiau galimybių atsiveria. Jeigu jisai nori eiti gilin, ar ne, gilin į šitas bhavas, jisai turi, reiškia, tapti įsimokslinęs ir supras truputėlį daugiau. Netgi Prabhupada, pamokymo nektaras yra knygutė, Šrila Prabhupada, tai buvo Acharya Vaidhi Bhakti, reiškia, jis yra virtuozas, reiškia, tai yra, jisai davė Vaidhi Bhakti procesą tokiu tobulų būdu, ta prasme, tai tobula sadhana, tai tobulas mokytojas atstovaujantis Vaidhi Bhakti, būtent šią akimirką, ką mes galim pamatyti, ar ne aplinkui, tai yra procesas Vaidhi Bhakti, faktiškai turbūt pašvariausias, ar ne, kokį jisai davė. Tai Prabhupada galų gale, jisai dovanojo pasauliui Vaidhi Bhakti, tą pačią pradžią, reiškia Bhakti. Bet sielos kai kurios, aišku, jos gali tęsti šitą procesą, nesigilinti labai toliau į Bhakti kelią ir greičiausiai pasieks Vaikunthas. Bet nebūtinai gali pasiekti ir būtent Goloka Vrindavaną. Tai taip pat yra galimybė tokia, nes Prabhupada, jisai davė procesą Sankirtanos judėjimas, būtent Chaitanya Mahaprabhu, jisai davė mums Sankirtaną, tai kartoti šitą šventų vardų giedojimas, ar ne, dainavimas ir pamokslavimas būtent Krišnos sąmonės. Ir būtent Vaidhi Bhakti, ar ne, Prabhupada, jisai davė procesą užsiimti Sankirtaną, pamokslauti, ar ne, Krišnos sąmonę, pamokslauti ir kartoti šventus vardus gatvėse, ar ne, mes galim kartais matyti, tai yra Vaidhi Bhakti, ar ne, tai dažniausiai yra Prabhupados judėjimas, ar ne, taip sakykim, Prabhupados, jisai gatvė, jeigu mes pamatom, ar nedainuojančius Hare Krishna Mahamantrą, tai mes galim pagalvoti, čia galima dažniausių atveju tai bus kažkur Europai, visur kitur, tai bus Prabhupados būtent mokymas, Vaidhi Bhakti, Bhakti būtent pradžia. Ir jo procesas buvo Sankirtanos judėjimas, jo visas, reiškia, mokymas sukosi aplink taip, aišku, yra sadhana, tam tikra programa, bet pagrindas tai yra Sankirtana, pamokslauti Krišnos sąmonę, tokiu būdu. Pamokslauti, reiškia, platinant knygas, dainuojant gatvėje Hare Krishna Mahamantrą ir aplamai renginius daryti įvairiausius per Sankirtaną. Taigi, kadangi tai yra Chaitanya Mahaprabhu noras, ar ne, ir jeigu bhaktai jie dalyvauja šitoj Sankirtanoj labai įnirtingai, ar ne, turi didelę tokią galimybę gauti Chaitanya Mahaprabhu malonę. Tai buvo Chaitanya Mahaprabhu noras, to pamandų ir taip pat, aišku, Prabhupados palaiminimas. Ir kas netgi praktikuodama šitą Vaidhi Bhakti, ar ne, užsiimdamas pamokslavimu Sankirtaną, yra šansas, kad jisai gaus tiesiog malonę. Prabhupados malonę arba Chaitanya Mahaprabhu malonę būtent. Tai būtų tada ypatingos malonės dėka jisai sugrįžtų į dvasinį pasaulį ir būtent sugrįžtų į Goloka Vrindavaną, į Vrajadhamą, ar ne? Bet tai nėra tikra, ta prasme, galbūt. Jisai Vaikunthas gali pakliūti, aišku, nesunkiai, bet į Goloka Vrindavaną tai nėra taip paprasta pakliūti, yra labai labai sunku ir iš tikrųjų labai mažai sielų jos galbūt nori arba supranta šitą visą dalyką.
Taigi, bet netgi Vaidhi Bhakti praktikuojantis ar ne šitokiu būdu, užsiimdami Sankirtaną Čaitanijos Mahaprabhu malonę ir gurų malonę, tarkim, Prabhupados malonę ar ne, gali gauti šitą padėtį taip pat labai. Bet tai yra grinai malonė, malonės, ant malonės, neina jų. Ir yra kitas procesas, reiškia, Raganuga Bhakti procesas, būtent kuriam aš atstovauju procesui, tai yra Nityananda Parivar. Mūsų praktika truputėlį yra kitokia. Jinai vadinasi, ėjo linijos kelios, ar ne? Būtent nuo Čaitanijos Mahaprabhu, ar ne? Ėjo kelios linijos, tai yra parampros mokinių sekos. Mūsų parampros mokinių seka vis tiek yra Brahmos sampradaja. Tiek, pavyzdžiui, visos yra, ar ne? Autoritetingos yra Brahmos sampradaja. Tai yra netgi Iskonas, tai reiškia, Prabhupados judėjimas yra Brahmos sampradaja. Mūsų judėjimas yra Nityananda Parivar. Taip pat mes priklausom Brahmos sampradajai. Advaita ten Parivarą irgi priklauso, reiškia, Brahmos sampradajai. Tai yra tokia, čia reiškia, mokinių parampros seka, Brahmos sampradaja, bet mes faktiškai esam Rupanugos ir mes sekam Rupos Gosvamio pėdomis ir Čaitanijos Mahaprabhu malonę. Tai mes vadinamės dar Gaudija Vaišnavai, tai yra Gaudija Vaišnavai, šita būtent Bhakti yoga, šitas procesas. Ir mūsų linija jinai vadinasi Raganuga Bhakti ir kartais tai yra klaidina, tas žodis reiškia Raganuga. Tai reiškia, kad spontaniška atsidavimo tarnystė Dievui. Ir žinoma, kad Raganugos pradedantieji Bhaktai šitame kelyje, šitoje parampros mokinių sekoj, jie negali atlikti. Tai yra Raganuga, tai yra neįmanoma. Neįmanoma tol, kol mes nepasiekėm ratį spontaniškumo. Kai mes spontaniškai pradėsim, reiškia, mūsų protas savaime kartos mantrą, savaime prisiminsim Radharanės ir Krišnos žaidimus lilas tokiu būdu, kad mes negalėsim, netgi norėdami atitraukti savo mintis nuo apmąstymų apie Radharaną ir Krišną, mums nepavyks. Nepavyks niekaip. Tai reiškia, jau pasiekė Bhaktas Raga. Tai yra Raganuga Bhakti, ar ne? Tai yra Raganuga, spontaniškai, reiškia spontaniška. Dabar, kas vyksta, reiškia, šitame mūsų procese? Jis yra pavadintas ir tai yra Raganuga Bhakti, ar ne? Toks pavadinimas. Bet kuo jinai skiriasi, reiškia, jinai būtent šita mokykla tikslingai siekia, ar ne? Raganugos. Mes atliekam, reiškia, Raganugos Bhakti, mes trokštam Raganugos Bhakti, ar ne? Mes trokštam sugrįžti dvasinį pasaulį, Goloką Vrindavuną, pas Radharanę ir Krišną. Labai tikslingai mes norim, mes žinom, aš noriu Radha Bhavos, aš noriu tapti Radharanės artima drauge. Mes tą labai tiksliai suprastam, ko aš noriu. Tai yra truputėlį gilesnis Bhakti procesas, kada Bhaktas jisai žino, ko jisai nori. Jis ne tai, kad naura kartoja mantrą, naura daro kažką ir galvoja, gausiu malonę, kažkur kažkada kažkas įvyks. Čia yra truputėlį kita praktika. Bhaktas jisai labai tikslingai nori, aš noriu gauti Radha Bhavą, aš noriu tapti Radharanės, reiškia, draugė labai artima, Manjari. Ir tokiu būdu tada tai yra siekiama labai tikslingai šitos nuotaikos Manjari Bhavo. Tokiu būdu yra dvasiniai mokytojai, reiškia, yra visa sadhana, ar ne, dvasinis mokytojas, tokiu būdu jisai dovanoja Siddha Dehą, dvasinį kūną, Manjari Bhavą, būtent įdeda į mūsų širdį, reiškia, bidžetą, sėklą dvasinį kūną, tai vadinama Siddha Deha. Ir mūsų mokykloje dvasinis mokytojas visą laiką dovanoja Siddha Dehą, dvasinį kūną. Aišku, kitos mokyklos jos pasakys, kad tai yra neįmanoma. Kažkur ypatingai pradedančios mokyklos jūs galite išgirsti tokią frazę, kad mokytojas jisai gali dovanoti Siddha Dehą, tik tais kaip Bhaktas pasiekė Bhavos lygį ir dar kažkokį tai lygį. Tai dalinai yra tiesa, bet kadangi tai yra Čaitanijos Mahaprabhu ypatinga malonė ir iš dvasinio pasaulio, ir dabar yra sadų, reiškia, Sidos babadžiai premikos, ar ne, ateina, reiškia, ir gimsta specialiai čia ir tampa dvasiniais mokytojais, jie turi pilną kvalifikaciją dovanot mums šitą Manjari Siddha Dehą kaip malonę. Dėl to ir atėjo Čaitanija Mahaprabhu išdalinti malonę premą visiškai visiems į kairę į dešinę, be jokios sadnos, be nieko, netgi jisai dalino premą tiesiog, jisai dalino. Į kairę į dešinę, tiesiog premą dalino. Tokiu būdu, reiškia, atėjo Radharanės, taip pat Čaitanijos Mahapalidovai, taip pat Radharanės, būtent tos draugės Manjari, jos šiam amžiui, ar ne, būtent Krišnos paprašytos, jos gimsta čia, ateina, kaip atėjo Sanatana Gosvamis, Rupa Gosvamis, Raghunathavas, Krišnadas Kaviradža Gosvamis ir Višvanata Čakravartis Thakura, ir mes galim vardinti ir vardinti, ar ne. Šiuo metu taip pat gimsta, Prabhupadais irgi, reiškia, yra Manjari buvo. Bet šiuo metu gimsta Manjarės, reiškia,
mandžiarės, išsivadavusios sielos iš dvasinio pasaulio ateina ir palaiko šitą judėjimą. Ir yra jų Rada Kundui. Ir netgi dabar jų yra. Dabar netgi yra šią akimirką, būtent iš dvasinio pasaulio atėjusių sielų, kurios atėjo specialiai, kad palaikytų šitą būtent mandžiarį bhavą ir kad skleistų. Ir būtent tos sielos turi pilną 100% kvalifikaciją suteikti mums šitą malonę, šitą dvasinį kūną. Tai mes to nenusipelnėm, mes nenusipelnėm iš vis tų dvasinių dalykų, tokio lygio, ar ne? Tai yra malonė, kaip Čaitanijos Mahaprabhu malonė yra dovanoti mums prema, taip gimsta dvasiniai mokytojai, reiškia, kad jie dovanotų mums prema. Dėl to tai yra labai ypatinga malonė šitų dvasinių mokytojų, kurie ateina čia. Tai yra jų ypatinga malonė, kad jos dovanoja net nekvalifikuotam šitą sidą dėhą, dovanoja šitos dvasinius kūnus, mandžiarį bhavą, būtent bidžia sėklas sėja. Ir kartais mes galime išgirsti iš tam tikrų mokyklų, o nekvalifikuotai davė, kodėl dalina ar ne. Tai yra prema, tai yra malonė. Tai dalina visų pirma, tai dalina sėklas, ar ne? Tai dalina bidžia, tai dalina malonę. Prema, nori dvasinio kūno, imk mandžiarį bhavą. Ir jeigu mokytojas įdėjo mandžiarį bhavą jūsų šitą nuotaiką, viskas, jinai anksčiau ir vėliau jinai gimsta prasme, jinai atsiskleis. Galbūt jis nekvalifikuotas, jisai galbūt iš vis net nesupranta nieko apie bhaktį, jisai pakliuvo į Rada Kundos atėjo ir jisai sutiko mokyti ir sutiko atsidavusi, sako, va, yra mokytas į malonę. Ko tu nori? Nežinau, ko aš noriu. Vat dvasinį kūną mokytas gali duoti. Gerai, atėjo pas dvasinį mokytoją, sako, va, šitas baba, va, jisai čia, jis nori dvasinio kūno, jis nori medituoti. Mokytas jisai, gerai, imk. Ir aišku, kažkam sutrinka protas, gal pavydas, gal dar kažkas, kaip taip gali, kodėl jam dovanojo. Ir kažkas gali pagalvoti, jisai neturi jokio pasirengimo, nieko supratimo, jam dovanojo. Dvasis mokytas, reiškia, ar ne? Radharani tarnaitė, tiesiai atėjo iš dvasinio pasaulio, jis dovanoja malonę. Kokios problemos? Dovanoja malonę. O, jis neturi bhavos, jis be bhavos negali jam suteikti sidadehos. Kokios problemos? Tai yra malonė. Suprantat? Jisai gavo malonę, tiesiog dvasinis mokytas dovanoja nenusipelnytą malonę. Taip kaip ir Čaitanija Mahaprabhu atėjo. Irgi jis dalino premą. Ir Advaita Acharya jis vienu momentu, o, kodėl tu jiems duodi šitą premą, jie jos ten nenusipelnė, tarkim. Netgi tokio akimirko buvo. Tu jiems dalinai visiems. Ir Čaitanija Mahaprabhu jisai visiems jis dar labiau dalino ir kartais taip trikdydavo aplinkinius, ar ne? ir tai yra malonė, tiesiog tai yra ypatinga malonė, tai yra Radharanės malonė, tai yra Kali Juga, tai dėl to yra aukso amžius, kad dovanoja. Čaitanija Mahaprabhu dovanoja premą, davėm šitą bhakti jogos procesą ir dvasiniai mokytojai, reiškia, kurie ateina ir mandžiarį, Radharanės draugės, artimos, reiškia, jos tarnaitės draugės, jos gimsta va čia. Būtent Rada Kundai jas galima sutikti, būtent Vrajadhamui jas galima sutikti ir jos dovanoja premą šitą, ir dovanoja dvasinius kūnus, dovanoja šitą kelią, procesą ir tai yra nebesvarbu. Jisai padovanoja šitą sielą, šitas dvasinis kūnas, vienas kitas gyvenimas bus ir pabus. Ir vieną dieną, reiškia, kadangi jau pasėjo šitą sėklą mandžiarį, kaip ir sakiau, sielos jos yra savo prigimtimi tyros, kaip deimantai tyros. Taip, kupini palaimą, žinojom amžinybės, savasties, bet neturi jokios bhavos nuotaikos ir dvasinis mokytojas įdeda tą bhavą. Šito atveju, reiškia, dvasinis mokytojas dovanodamas šitą dvasinį kūną, reiškia, mandžiarį bhavą, jisai įdeda jau tą sėklą. Ir ar šiame gyvenime, ar kitame, po truputėlį, kai jisai dvasiškai tobulės, jau jam šitą bhavą pabus. Ir būtent jisai jau, šita siela jau gavo dvasinį kūną. Mano vienas dvasinis brolis, tai buvo labai seniai, iš tikrųjų, prieš kokį 20 metų, aš prisimenu, jis pasakojo, kai aš kartais kartoju mantrą, aš matau savo kūną dvasinį. Bet jisai nebuvo tikras, galvoja, aš nežinau, gal tai ne dvasinis kūnas, bet aš matau, reiškia, maža mergaitės tokį kūnas man išmeta kartais, aš jį matau. Ir jisai nežinojo tokio dalyko. Ir tada praėjo kiek laiko, jisai meditavo, jis atėjo pas dvasinį mokytoją, pas Anantadas Babaji Maharadžą, jisai atėjo, reiškės. Jis atėjo pas Anantadas Babaji Maharadžą, guru, suteik man malonę, aš noriu sidadehos, noriu praktikuoti šitą mandžiarį bhavą labai giliai, noriu gyventi prie Rada Kundos, mokytas, jokių problemų. Būk čia netoliese kažkur, tai kelių dienų bėgyje, aš tau atskleisiu tavo sidadehą. Ir vieną dieną mokytojas
jisai pasikvietė, kviečiasi, kai pasikvietė jį. Ir jisai atskleidė jo dvasinį kūną, dvasinį pavidalą, būtent Sida Dega, jam dovanojo, reiškia, mandžerį. Ir tada jam pasakė jo vardą, atskleidžia pavas, 12 pavų, atskleidė jo visą dvasinio pasaulio svarupą, reiškia, dvasinio pasaulio formą. Taigi, tokiu būdu, kai jam atskleidė, po to jis buvo kažkiek sutrikęs, nes jisai galvoja, aš meditacijose matydavau šitą kūną. Ir jisai galvoja, kažkiek tai laiko galvoja, jis ne iš karto nuėjo pas dvasinį mokytoją, reiškia. Bet jisai po kiek laiko galvoja, aš nueisiu paklausiu mokytoją, kaip šitaip yra, kad aš tą kūną mačiau, o jisai man davė lygiai tą patį, jis atrodo lygiai taip pat tas kūnas, kokį aš mačiau, reiškia. Aš jį matydavau savo meditacijose. Ir tada jisai nuėjo vieną dieną pas mokytoją, pas gurų ir jisai paklausė, sako, taip nutiko, kad jūs man davė dvasinį kūną, bet šitą kūną aš pagal apibūdinimą viską aš jį matydavau, kai kartodavau mantrą. Ir tada mokytojas pasakė, viskas tvarkoj, reiškia, tu dvasinį kūną, jau tu turėjai, tu atsineši iš praeito gyvenimo, praeitam gyvenime, tu taip pat buvai čia Rada Kundai ir dvasinis mokytojas, jisai tau suteikė šitą kūną. Jau tu turėjai šitą dvasinį kūną, aš tau jį tiesiog priminiau. Tai va, ir tokių panašių istorijų buvo net ne viena, kada atėjo, reiškia, mokinys, ar ne, jo siela šaukėsi Rada Kunda, jis atėjo pas mokytoją ir jam faktiškai priminė dvasinį kūną ar iš praeitų gyvenimų. Tai turi meni, kad net tai yra tas dvasinis kūnas, jeigu jis yra jau įdėtas į širdį, reiškia, tai jį reikia pažadinti šitą bavą ir šitą nuotaiką. Tai va to skiriasi mūsų mokykla, būtent jinai yra, mes siekiam labai tikslingai, ar ne? Dėl to jinai vadinasi Raganuga Bhakti, bet tai nereiškia, kad mes visi čia turim tą raganugą, ar ne, tą skonį, tą pasiekę esam lygį. Tai reiškia Raganuga Bhakti, bet mes derinam du dalykus, tai yra Vaidi ir Raganuga Bhakti, ar ne? Mes derinam du dalykus, tai toks yra skirtumas, kad mūsų sadhana vidinė, mes pradžiai atliekam tam tikras vidinės meditacijas, ar ne, savo dvasinių kūnų, į savo dvasinių kūnų medituojam į Aštakaldė lylą, kartuojam mantras ir būtent vidiniai meditacijai, smarana mes einam į, reiškia, transcendentinius Radharani Krišnos lylą žaidimus, juos stebim ir atliekam tam tikrą vidinę tarnystę. Taip pat, aišku, mes ją atliekam ir išoriškai taip pat darom, ir pūdžias, ir dievėm lenkiamės, išoriškai atliekam daug panašios veiklos, kaip ir Bhakti atlieka Vaidi Bhakti. Tai mes derinam Raganuga Bhakti su Vaidi Bhakti, būtent tai yra mišinys. Ir tai yra patvirtinta ir Dživos Gosvamio galima rasti kažkur tai, bet aš nenoriu dabar cituoti nei šventraščių, kalbu labai tokia lengva forma, tiesiog ypatingai paprastiems baktams ar ne nuoširdiems, kurie gali tą išgirsti ar ne, ar praktikantams, kurie su manim kartu eina šito dvasiniu keliu. Tai yra Raganuga Bhakti, tai mūsų procesas, kai mes, reiškia, kartuojam Hare Krishna Mahamantrą ir mes atliekam vidinę meditaciją, smaranam tam tikras tarnystės, yra tam tikros vidinės. Ir mes, pradedantysis, jis nebūtinai atlieka tą ragą, ta prasme, Raganuga Bhakti, tai yra labai aukštas lygis, mes jį pasieksim, bet yra aukštas lygis, bet jis yra greit pasiekiamas. Mes siekiam to. Tai yra mūsų siekiamumas pasiekti būtent Raganuga Bhakti, ragą, įsiugdyti, ar ne? Dėl to mes ją tikslingai ugdomės, tikslingai mes tą praktiką atliekam, mūsų praktika yra tokia sadhana išorinė ir vidinė, kuri veda mus prie to, visų pirma, tai mes praktikuojam, praktiką atliekam labai tikslingai žinodami, kad aš esu mandžeri. Aš noriu šitos mandžerį bhavos, noriu šitos mandžerį nuotaikos, tada mes sekam, reiškia, mandžerį pėdomis, Vrajadhamui, tai yra mūsų vidinė nuotaika. Tada mes labai daug medituojame Radharani Krišnos lylą, žaidimus, medituojame visas mandžerės, mes turim dvasinį kūną, Sida Dega, taip pat mes būtent vidinės sadhanos metu, kai mes kartuojam Hare Krishna Mahamantrą, mes einam į savo Sida Dega, dvasinį kūną ir to dvasinių kūnų, būtent to dvasinių kūnų dalyvaujam lylose. Rada Krišna lylose. Ir tai tęsiant, būtent ta raga, tas spontaniškumas jis atsiranda, jisai bunda. Mes tikslingai žadinam ir tikslingai norim pasiekti šitą ragą, Raganugą. Tikslingai mes ją norim pasiekti. Ir būtent mūsų sadhana ta ir yra, reiškia, išsiugdyti Vrajabasio gyventojo nuotaiką, būtent Golokos Vrindavanos nuotaiką. Ne išvardė, ne dar kažkokią tai, bet būtent mes norim pakliūti į Krišnaloką. Būtent mes norim pakliūti į Goloką Vrindavaną, į pačią aukščiausią dvasinę
visatą, būtent tokiu būdu. Ir aišku, jeigu jau mūsų dvasinis mokytojas mums dovanojo, ar ne, būtent Sidadeha dovanojo, kvalifikuotas dvasinis mokytojas, labai svarbu kvalifikuotas, premika, tai faktiškai viskas, mūsų padėtis dvasiniam pasaulyje jau yra nustatyta. Mes manžarės, toliau mes turim pažadinti šitą savo dvasinį kūną. Ir visos praktikos, visa mūsų praktika sustoja ir susideda. Faktiškai šraunam, kirtanam ar ne, smaranam ir mes tokiu būdu mūsų pokalbiai dažniausiai būna, reiškia, apie Radharanį, apie Krišnos lilos, apie žaidimus ar ne, labai koncentruotai. Mes kalbam apie Radharanį bhavą, galvojam ir mes, kai kartuojam mantrą, būtent medituojame Aštakaldija lilą 24 valandas per parą, kaip Rupa Gosami sakė, ar ne, savo, reiškia, vat galim knygutę tokią rastos posmus. Ten yra tokia didelė knyga, bet Prabhupada išrinko tokius pagrindinius posmus, reiškia, ir yra, kaip Rupa Gosami, jisai sako, 24 valandas per parą reikia medituoti Radharanį Krišnos žaidimus. Taigi ką tai reiškia? Tai reiškia Aštakaldija lila. Tai reiškia Aštakaldija lila. Lilos žaidimai vyksta 24 valandas per parą, ar ne? Yra knygos, reiškia Aštakalė, ten Krišna Kaviraja Gosvamio, tarkim, knygos yra 24 valandas per parą ir aprašomos lilos. Radharanį Krišnos lilos žaidimai. Kaip tik aš rengiu dabar būtent šitą Aštakaliją, būtent vidinę meditacijos sadhaną, šią rengiu ir jau po biškį pradėsiu skelbti, ar ne, rytinis laikas yra, paskui paryčių tenais ir visą dieną, 24 valandas per parą. Tai mūsų pagrindinė praktika yra tokia, kad mūsų meditacija, mes kartuojam Hare Krishna Mahamantrą, įeinam į savo Sidadeha, dvasinį kūną, manžarės kūną ir stengiamės kuo ilgiau išbūti šituose lilose, Aštakalija liloj. Nuo pat ryto, reiškia, kartuoju mantrą, pat aš einu Govarnanas kalną ir faktiškai mantrą, kai kartuoju, medituoju, tai reikia medituoti Aštakalijos lilą, reiškia. O pagal tam tikrą laiką, tokiu dienos poros laiku vyksta šitokie žaidimai. Jos medituoji, gilini, vyksta gilinimasis, reiškia, šitos meditacijos, smaranam ir laikui bėgant po to, netgi savaime, kitą dieną prabėga ten kažkiek laiko, savaime tos lilos išlenda, iššoka, savaime mantrą kartot pradėti. Tai yra spontaniškumas, jisai neteis savaime, mes jį, tai yra sadhana, tai yra, reiškia, tai yra mūsų procesas, visas mūsų mokykla, mes dirbam ties tos tikslingai, kad pažadintumėm šitą ragą, kad, kaip sakant, pažadintumėm šitą raganūką, kad gautum rūčitą skonį. Mes nelaukiam kažko tai, mes tikslingai žinom, manžarį bhavą, aš noriu šitos bhavos, aš noriu pakliūti Radharanį Krišnos žaidimus, aš noriu tapti Radharanės draugė ir artima, ar ne? Aš žinau, aš seku pėdomis Vražabasijos gyventojų, vis laiką skaitau jų knygas, ar ne? Tą nuotiką praktikuoju, kultivuoju, medituoju savo dvasinį kūną, savo dvasinių kūnų bandau pasitarnauti, ar ne? Ta dvasinis kūnas, jisai atbunda iš tikrųjų, nėra jisai kažkoks tai netikras, tai yra tikras dvasinis kūnas, jisai nėra įsivaizduojamas, jis yra realus. Kažkas sako, tai yra įsivaizduojama. Tai nėra įsivaizduojama. Jeigu dvasios mokytojas Siddha jums suteikė šitą savo malonės dėka, jisai dovanojam šitą kūną, jis yra tikras ir realus. Ir medituojant jį, jisai atbunda. Tai nėra viskas paprasta. Kas neturi to, jie dažniausiai šneka apie tai. Nes jeigu turėtų, apie tai nešnekėtų. Nes jeigu turėtų dvasinį kūną ir medituoti jį labai tiksliai, labai stipriai, tai tu jauti tą dvasinį kūną, jisai pradeda busti ir tu jauti tokius jausmai gali kartais aplankyti, kad tiesiog šitas kūnas neatlaiko, kartais tiesiog nugriūna, ar ne? Gali tai būti akimirka, kartais susikoncentruoti savo dvasinį kūną, būtent į lilas ar mantrą kartuojant, gali ateiti viena milisekundės akimirka, gali, kaip sakant, vienas jausmas gali ateiti ir, kaip sakant, šitas kūnas jau gali gulėti ant žemės, net laikyti šito jausmo, šitos malonės ir šitos palaimos. Tai yra tokia stipri jėga iš tikrųjų. Tai yra juntama. Taip pat tai yra procesas, reiškia. Tai yra procesas, tai yra mūsų mokykla, jinai dar vadinama Raganuga Bhakti, bet tai nereiškia, kad čia mes dabar visi esam Raganugos lygmenį. Ne, mes atliekam sadhaną. Tai yra programa, reiškia, visa sadhana, kur mes tikslingai siekiam. Mes norim, reiškia, pasiekti šitą raganugą. Mes žinom, ko mes norim labai tiksliai, mes žinom, kas mes esam labai tiksliai. Jeigu dvasios mokytojas man davė mano dvasinį kūną, aš žinau, kas aš tiksliai esu. Aš, reiškia, yra sadhana ir aš mes praktikuojam šitą sadhaną labai tikslingai. Ir mes tikslingai žinom, ko mes norim, žinom, ką mes darom. Ir mūsų praktika yra labai gili, vidinė praktika, labai gili. Reiškia, atlikti vidinę tarnystę, pasitarnavimą.
Aišku, tai nereiškia, kad išoriškai nėra. Išoriškai taip pat. Galim atlikti šraunam, kirtnam, galim kirtnus dainuot, galim pamokslauti ir labai daug dalykų. Tai yra du dalykai suderinami. Tai reiškia, tai yra du dalykai. Yra vaidi bhakti, yra ganuga bhakti. Tai yra su priemaišom. Ir po truputėlį, reiškia, bunda, kai pabunda, reiškia, šitą ragą, pilnai spontaniškumas, kad aš jau pasiekėm šitą lygį, reiškia, rūčiai. Tai irgi pasiekėm rūčiai, bet tą rūčiai pasiekėm su tam tikra bhava, su tam tikra nuotaika. Rūčiai tai reiškia, kad mūsų protas veržiasi pas Radharanį, mūsų protas veržiasi pas Krišną, kai mes pasiekėm rūčiai labai tikslingai. Mes norim, Radha bhava, Radharanį, ar ne? Mes galvojam apie Radharanį. Bet jeigu mes tos nuotaikos nepraktikavom, nekultivavom, ar ne? Tai protas mūsų veržiasi neaišku kur, reiškia, pas Narayaną ar pas Krišną, reiškia, aišku, mantrą kartosim su labai didžiuliu tokiu malonumu ir džiaugsmu, ar ne? Bet jeigu mes tikslingai žinom, ko mes norim, žinom, ko mes siekiam, tai būtent rūčiai ir atsiras šitai bhavai, šitai nuotaikai. Jeigu mes norim, kaip ir sakiau, mandžari bhavą praktikuojam, tai reiškia, mandžari nuotaika pabus mūsų širdyje. Tai reiškia, kai ateis rūčiai, tai reiškia, ateis rūčiai, Radharanį, mes galvosime per Radharanį, dieną naktį, reiškia, Radharanį. Gatvės pusė. Taigi, tiek keletą minčių apie būtent Raganuga bhakti. Aišku, aš einu, kažkokie tai trikdžiai tam tikri čia vyksta. Galbūt nėra tai, kad aš galiu labai tiksliai susikaupt arba kalbėti kažkokiu tai būdu ramiai. Nes vis tiek mano veiksmas yra ėjimas. Einu aplink Govardanos kalną, kažkokie tai garsiai, kažkokie triukšmai, kažkokie tai žmonės. Tai mano tas pokalbis yra toksai laisvo stiliaus, bet pasidalinau labai daug minčių, labai daug idėjų, labai daug informacijos. Aišku, ateityje aš galbūt ramiai prisėdęs, tikslingai paskaitysiu paskaitą apie tai. Jeigu turit klausimų, ta linkme, tiesiog užduokit klausimus, bendraukim ir draugaukim ir praktikuokim šitą bhakti jogos procesą. Tiek vienas procesas, tiek kitas yra gerai, visos mokyklos yra geros, nereikia peštis, nereikia muštis, reiškia, jeigu aš noriu ten vaidi bhaktis procesą dalyvauti šitam procese, gerai dalyvaujam, viskas ok, aš noriu Raganuga bhakti procese ar nedalyvauti, galbūt Nityananda Parivar linija, gerai, aš čia praktikuoju šitą, man patinka, ar ne, šitą bendruomenę, man patinka šitą nuotaiką, šitos žinios, man patinka, aš praktikuoju, kažkas yra Gaudija Matkose, jam patinka ten, labai viskas šaunu, kažkas yra Advaitas Parivaro, labai nuostabu, to prasme. Kokios problemos, kodėl peštis, muštis, vienas kitą kritikuot, aiškint, kas čia blogas, kas čia geras, nėra nei blogų, nei gerų. Visi, reiškia, kurie prisimena Krišną ir niekada jo nepamiršta, jie yra visi brangus Krišnai, va šito nepamirškit. Ir visi mes vienas kitą turėtumėm branginti, nesvarbu, reiškia. O jeigu mes turėsim nuotaiką tam tikrai mokyklai, tam tikrą skonį, mes ten ir būsim, viskas yra gerai. Viskas gero jums mantros kartojimo, bhakti joga. Iki susimatymų, pakliuvau į visišką va tokį šiurbudungų. O, radai,